Sveiki, mažekiečiai. Sveiki, sveiki. Norėtume pristatyti naują gerą laidą. Gal ir ne naują, bet gerą laidą Mažeikių akcentai. Mūsų laidos vedėjas Deividas Ir mūsų pukutis, milutis, ten kaip jisai buvo prisistatęs. pats švelniausias, pats nuostabiausias Tomas. Jo, tai va, šiandien mes pristatysim, gan rimtai pašnekėsim, kartais rimtai šnekėsim, kartais nerimtai, bet kai šnekam apie Žemaitiją, tai turim išlaikyti tą rimtą, ne? Pasirūpausim, kaip sakant, žemaitišką. Žemaitiška, man patinka ir žemaičių kalba. tai va. Jums patinka žemaičių kalba. Nu, Visiems galėt patinka. visiems pakomentuoti ir esmė tame šnekėsim šiandien aplink Žemaitijos istoriją, Žemaitijos ir kalbą ar tarmę, apie Žemaitijos partiją atsiradimą ir turėsim labai rimtą pašnekovą, Mažeikių patriotą, sako Mažeikių patriotą, Žemaitijos patriotą. Iš čia tuo metu savo žemaičių laiką, nelaiką. Aš tai visą laiką laikau žemaičių. Ar tu visą žemaitį? Ką pasakysiu, kas į lietuvius pirmą reikia suprasti? Nu va, čia mums labai, šiandien turėtum viskų detalę paaiškinti, aš jaučiu, jeigu tu dar nežinai tų atsakym, tai automatiškai laidom pasibaigant, aš užduosiu, tu man atsakysi. O čia, dabar tu mums paklausk. Aš vien dalyką pasakysiu, mes visi žemaitišką aš norėčiau kalbėti, bet man kartas neišėjant. Paklausiu aš mažikiečių ir tavęs norėčiau paklausti vieną dalyką, ar kas ir Žemaitija, nes daugelis to nesupranta. Tai mūsų tą laidą ir tokią norėtume padaryti, kad jūs suprastumėt, mažikiečiai, kas yra Žemaitija. Dėl to ir mes norim pakviesti tą pašnekovą, kad įsigilintume, nes daugelis mažikiečių to nežino. Kaip tu, Deividai? Nu, į manęs dažnai klausinė, kodėl ta Žemaitija, ten ir ta akademija futbolo, ten Žemaitija, ten po to mes į ten tus ir savivaldybė, tus projektus, ten rašom, tai ir vietovardžiai, kur ir vis laik, kodėl ta Žemaitija, bet esmė tame, kada tu pasigilini tą istoriją, kada pamatai tą neteisybę ir kaip ir ta Žemaitija nevertinama, automatiškai tu paliek skaudį ant dūšios dėl savo protėvių ir automatiškai tu esi, jeigu tu pajauti tą, tai tu automatiškai esi įpareigots, kaip sakant, skleisti tą žinią ir automatiškai būti tame. Tai va, šiandien mes ką, pasikviesim Virginijų Juciką, Mažeikių Žemaitijos partijos Mažeikių skyriaus pirmininką. Tai va, atėjo pas mus Virginijus, papasakos apie Žemaitiją, apie Deivido bairius, apie tą juoką, apie žemaitišką. Agirti, krupitų. Ar žinot, kad žemaitiškai yra krupis? Ne, jaučiu, niekas nežino. Bet Deividas kaip krupis. Nu taip. O Deividai, žinai, kas yra krupis? Krupis įvardė. O, pirmas žodis, ką mes sužinom. Tai va, Virginijus. Norėčiau nesutekti kriupsi rupūšlį. Nu, lietuviškai rupūšlį. Žemaitiška kriupis. Bet į to tas ir žodis, ko gero, iš kur iš kriupis. Taip. Tava, jau kaip supratot, Mažeikietė, kad šiandien į laidą savo pasikvietėm vieni iš rimčiausių Žemaitijos patriotų, Virginijų Juciką. Labai didelį pagarbą, kad iš tikrųjų toks žmogus ir Mažeikius, kaip sakant, su tokia žmonėm ir daug lengviau keltų kaip sakant, Žemaitijos kultūrą Mažeikius, kada atsirastom. Nepaisant to, da Virginijus ir nesena pradėjęs įlysti Žemaitijos partiją ir dabar Mažeikių skyriaus Žemaitijos partijos, kaip sakant, tas pirmininkas ir kaip sakant, tas viskų papasakos nuo A iki Z. Bet gal visų pirma, pradėkime nuo to, Virginijau, kada tu palika Žemaitijos patriots, kaip nuo pat pradžių. Aš savai iš vis laiką tokiu, bet aš jau atsakym, kaip žinau. Klausim, supratau, patriots. Kas į patriots žmogus mylintis savo tėvynį. Taip. Ir O tėvynė, kas į? tėvynį ir tą šalis, kur tu gimė, tą veitą, tėviškį. Irgi. Dėkui, kad jūs man pakvietėt jūsų laidą pirmą, į man didelį garbį. Čia būt pirmam tokio laido, aš tikrai nesu toks garbingas Mažeikių. Ir sakoma, kaip sakant, jeigu nori kažkų gyvenim pasiekti, visų pirma, reikia rimta, ryžtinga, o kaip sakant, ir apie savo gimtinį. Taip, aplink Žemaitiją, aplink savo šaknis, kaip sakant, norim tų temų, aišku, pablizgavuose, visokių vėjų čia bus, į nevėjų, bet šiandien mes būsim rimti, šiandien išlaikysim to rimti, kalbėsim apie Žemaitiją. Rimti vyrą, kalbam apie Žemaitiją. Taip. Gerai, kuom tada, sekundį, gal pradėti Virginijau to. Pirmiausia, noriu perspėti, kad iš tikrųjų aš nesu istorikas, tik tavo toks
mėgėjas istorijas, pradėjau domėtis, gal net apsenė, taip giliau pradėjau domėtis kokie 4 metai. Nu, da, sudulp, jeigu ką. Sudulsi. Atsirado tokias galimybės kaip internetas. Pamačiau, kad, pavyzdžiui, Facebook'e tokių dalykų, kaip nerašai daug grupių Lietuvos istorijai, bet apie Žemaitį istorijai, kaip nieko nebuvo Facebook'e. Taip pat man iškėlė toks klausimas ant senatvės, ar aš lietuvis ar žemaitis. Kaip tik šnekėjom. O čia mums atsakysi klausim, tai atsakyk. Pradėjau nagrinėti, ar aš turiu tokį vidinį teisę vadinti save žemaičių tautybės atstovu. Ir kas tas yra. Tai va. Ir daug įvairių. Pirm kart paminėta yra 1219 metas, kad Lietuvos kunigaikštė ir 3 žemaitės kunigaikštė, žemaičių kunigaikštė važiavo į Volynę pasirašyti taikos sutartį. Į man irgi iškėl klausimus, Volynė kažkur Ukraino, ten dėl ko ne taip toli tur važiuoti. Bet paskiau pradėjau nagrinėti, kad ta Lietuva iš tikrųjų buvo kaimynas su ta Volynė. Ir dėl to išvės važiavo, rodos, 25 kunigaikštė ir 3 žemaičių. Tai va, jeigu galvoti apie dabartinį Lietuvos teritoriją, tai kam tie 25 kunigaikštė? Taip, ta Virgil pasakyk, kad tu žemaitis ar lietuvis esi. Nu jeigu ani jau pirm kart paminėti atskirą, tai iš kart irgi iškėlus klausimus. Taip. Mes visi žemaičiai reiškia. Ar tai jeigu žemaitė būtų buvo lietuvė, tai nebūtų minėjai, kad žemaitė. Taip. Ir kaip sakant, dabar tų istorijų jau pradėjo lyst, ta istorija vis tiek ir ta žemaitės ypatinga, dėkiam aš pats kažkiek įdomus, dėkiam tas patriotis žemaitės žmonių ir užbūrė, nes dabar šią dieną labai pamačiau tas neteisybės daug ir, kaip sakant, nu, ta neteisybė galbūt ir O Dėlida, pertrauksiu aš tai, kas yra neteisybė? Kokią tu įvardinsi? Aš aplink tų, nu čia aš galiu dėkiam labai nuo tų senų, nesena nebuvusių tų įvykių pasakyti, dabar dėkiam buvau tas laisvės bėgims. Dėkiam, tas nepriklausomybės aktas dabar vyks, nedausiu meluoju, 1918, sakume, ten ką buvo. Nu, tai dėkiam, tas metas buvo priims Lietuvos nepriklausomybę, bet taryba buvo ten daugiau nei dauguma žemaitių ir buvo net herbą įstatyti, galės operatorius įdėto nuotraukėlį, ta buvo žemaitės meškelė ir buvo Lietuvos vytis berods, ne, kas ten buvo. Ir esmė tame, kad dabar kas vyks dabar šią dieną, vien tik Lietuva, bet esmė tame, kur ta žemaitė. Ta žemaitė ir visiškai nustumama į šoną ir visiškai atrodo, kad nors nebuvo. Dabar dėkiam su ta istorija, mes galim prieiti prie tus akcentus padėti aplink to istoriją, dėl ko ta žemaitė ir žemaitės istorija ir daug svarbi, dėkiam tą patį neteisybę, dabar tu mums kur klausia. Dabar vakus irgi mokyklos mokint, dabar nežinau, gal kažkas pasikeitė, bet buvo, kad mokindavo, kad dėkiam Durbės mūšį laimėjo Lietuvė. Nu nieko panašaus nebuvo, nu Virgis neduosiu meluoti. Žinau, kad... Nu, Durbės mūšį laimėjimą žemaitai, čia buvo istorijų pergal, ten buvo ten, Virgi, tu gal papasakok apie Durbės mūšį. Leiskim Virgi, biškai įsiterpti vieną, Virgi šitur gražią knygą. Žemaitė, Samogitė, lotiniška Samogitė. Ir parašyta, kad žmonėms įsitikinti tokią knygą išleisti. Ir ir visokie straipsniai iš Lietuvos istorikų. Ir čia taip pat yra aprašytas ir Durbės mūšis, ir kad Durbės mūšį laimėjo žemaičių kariuomenė, ne lietuvių. Lietuvių nebuvo. Dėl ko tas įvyko, Durbė rondas Latvijoje, specialiai nesiruošiau taip. Visi gerai. 1260 metais įvyko Durbės mūšis, katras
reiškia, vienas iš didesnių po Žalgirio O mūšių. kuo mums Jeigu svarbus yra tas Durbės mes mūšis? galim sulyginti, tai atsakysiu, sulyginti Žalgirio mūšį, ten buvo žuvo 200 riterių, reiškia, vokiečių iš ordino, o Durbės mūšė 150, tai reiškia, faktiškai vienuolį. Bet Žalgirio mūšė buvo žymiai daugiau lietuvių kariuomenės, o jeigu kalbėti apie Durbių, apie Durbės mūšį, tai buvo 4000 žemaičių kariuomenė ir 8000 Livonijos. Vis tiek dėjai malką. Nu, dėjai malkų, dar toks ir reikia pastebėti, kad buvo įdomus dalykas, kad Kuršė perėjo į mūšį metu į žemaičių posį, tas reikšminga pakeitė įvykių eigą. Ir po dabar mes kaip ir randamės Kuršių žemė, bet iš tikrųjų čia tokia vieta, kur susijungt 3 gentis - Žemgalių, Žemaitių ir Kuršių. Čia toks kampas. Tada tas laikas buvo gentis kaip atskiri dalykai. Ir dar apie Durbės mūšį. Tai būtent, kad ir reikšmingas, ir mums buvo apie Durbės mūšį, aš irgi sužinojau mokyklo, pažiūrėjau, tarybinės laikas, nieks nepasako, Žalgirio mūšis, tokį plon knygelį Lietuvos istorijos mokinomės ir Tarybų sąjungos istorija, ten kiekvien. Nu, tarybos kalbų daug. O ko dabar tas Durbės mūšis toks ir ypatingas? Aš dabar dėkiam, mes net pasižymėjus kraustelius, kad dėkiam Durbės mūšis. Ko mums ir ypatingas, nes ta reikšmė buvo svarbi ne tik žemaitėm, ne tik čia vietiniam esant, bet ta reikšmė ir, kaip sakant, reikšminga visa Europa. Tai gal irgi žinai, aplink kur aš čia suku. Vokiečių ordinas jau buvo kaip ir užėmė Prūsiją. Na, šiaip. O Livonijos ordinas dabartinis Latvijos žemės. Ir tam tarpe, reiškia, žemaičių gentis gyvena, žemaitė, katrai nepasidavė užkariavimo, teisingiau pasakys, gal tas laikas nenorėjo keisti tikėjimą, ginti savo tikėjimą, savo žemės. O tas Durbės mūšis būtent patyrė faktiškai Livonijos ordinas triuškinant pralaimėjimą, kad mums turėjo susijungti su Teutonų ordinu. Taip, supratau. Aš tikrųjų taip, Davidai, irgi biškį pertrauksiu, aš taip įdomiai klausos, aš galvoju, man norėčiau iš vis didelį laidą padaryti ir apie tą istoriją papasakoti, nes mes iš tikrųjų nežinom to dalyko. Jo, ir esmė tame, kad ir Mažeikius daugiau tų žemaitės patriotų, tai gal mes to istoriją, kaip sakant, ir įspūdinga, čia dėkiam, ne aš abejoju, kad net vienos laidos užtektų, čia reikėtum kokių 3. Rodykėt, susidomėjim, komentuokėt, tai mes sakau, mes ir virgis, ir datų pašnekau susisodinsim, nagrinėsim, į Durbės mūšio galima skirsim vis, nes ypatingai... Čia įdomi tema. Jo, čia mes labai daug, kaip sakant, ir kuo rūkotės, ir gal dabar padėkim akcentą, iš šio dėnį lyskiam su ta žemaitė, nes irgi įdomi, ir dėkiam, tu pats dabar paminėti socialinius tinklus, Facebookus, ten niekuomet nebūdavo tos žemaitės, dabar, tos, kaip sakant, mes jau, kaip ir ta socialinė erdvė, tų grupių ir Facebook, mes visi tų pat konstatuojam tų faktą, kad ir tas socialinis atgimėm žemaitės kultūros, socialinės erdvės ir Facebookas ir gal tu kažkur turi pridurti, ką padūšė, vis tiek džiaugas, kad tokie dalykai vyksta. Ne, skaitydams, tyrinėdams, dabar prisiminti sunkia, kas skaita ir paprasčiausiai aš ieškojau to atsakymą, ar aš žemaitis ar lietuvis, ir to darydams galvoju, dėl ko aš negaliu pasidalinti Facebook savo. Informacija, tą pačią informaciją. Taip ir prasidėjo man tas nes dabar O dėkiam... dabar palauk, Davidai, aš pertrauksiu tave. Aš supratau, noriu tau Facebook'e pasidalinti, pavyzdžiui, kaip reikia surasti tave, pavyzdžiui, Facebook'e.
Vat nuo to reikia pradėti. Jau jūs pristatėte man Virginijus Jucikas. Tai vat, Bet ten stovi Žemaitės. Dar ir grupė Žemaitės istorijai arba Lietuvos istorija. Taip pat ir grupė Žemaitiška Rašliava, kur irgi tokį buvau mažą, ką pradėjau rašinėti grupę. Pradėjau rašinėti irgi daugiau apie istoriją, nes Muni, tuos aš turėjau laiką, aš važinėjau dirbti Švediją ir po vėjin parvažiavimą ilgą Munis nesivežė, nei įsidarbinti, nei ar laukti. Daug čia tu žemaitišką kalbą. Nu. Ir pradėjau rašinėti Lietuvos istoriją, tokius grupus, kokius 5-6, vis mane užblokavo po kelių straipsnių, nes Nieks nenori, ne tai, ką netikėjai, nenori girdėti apie žemaičius. Bet labai faina dabar dėkiam mes pats, galim pavyzdėti Bovito Žemaitės kalbos metą, dabar dėkiam sportą, tos komandas, Telšių džiugs, ten irgi visi šūkontus Žemaitės vėliaus plėp. Nu, ten Telšius yra atskiras publik, ten su tas baibokas jau ten atskirta tema ir su tam vėliavom. Bet vis tiek, Žemaitė ten ir gyva, kaip sakant, dabar Mažeikietė, ten irgi va, Žemaitė, ten su manim irgi tas atstovus klausimus, ten ką parašyti žemaitiškai, bet vis tiek pritraukinė. Dėkiam skauts irgi tas pats, bet su skaudu vėl atskirai ir ta tema, ten skauts kuršių kraštas, nu bet ten vėl jau nesąmonės, jau ten lenda. Tu gali man pasakyti vieną dalyką. Visi mes žemaičiai patriotai, kur daugiausiai vėliavų ir pakabinti žemaičių? Va, čia irgi tu žinai. Aš galiu atsakyti. Mažeikių rajone daugiausiai daug ir vėliavų žemaitiškų, be baibokų ir daugiau. Telšių rajone daugiau su baibokas. Bet dėl to neverta pyktis, reikia džiaugtis, kad nors vis tiek žmonės skelb, kad iškeldam vėliavą tokią, ne ir žemaičiai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai ton vėliavą su baibokas vadinu žemaičių kultūros draugiais. Kitė pinėr. Ir aš nematau kažkokios problemos. Suprantu, aš irgi... Jeigu nenusipaaiš, bet tikra, kad su tokį vėliavą žemaitė įmuš negalėjo. Jo, bet irgi pripažink tų faktą, kad dabar ir pradėjo vos ne kategoriškai susigurti, kad valdžiai ir jau pradėjo vos nemasinti visus sakyti, kad čia ir Žemaitės vėliava. Matot, mano nuomonė ir kada žemaičių kultūros draugijai sukūrė ton vėliavą su baibokas, iš karto atsirado visiems Lietuvos regionams atitinkamas vėliavas. Nu taip, ir tas nurodyms iš valdžios. Įsupranta, žiežirba, kuomet bautas, va toks įmestas kibirks, kuomet dėkiam dai ir iki monų, su ir iki mon pažįstam, kuomet mes jau žinai, mes likom prie savo, mes nedėjom tų baibokų, ir mums pradėjo sakyti, aha, taip į juoką, pirti sien, ger, ir aniai vatsau to vėliavą ir įsikėlė ir viskas. Na, jūs suprant, mes automatiškai palikom tokį kaip degradą ir viso. Norėčiau dar paminėti, čia nuopelnas ir žemaičių kultūros draugų, žemaičių Mažeikius Edis Buta ir įkūręs žemaičių krašto draugijas. Žemaičių, Edžiaus ir uns ir įkūręs toną baikerių klubas Samogytė. Aš vienė, nors ir įkūręs. Yra nuo dėka tikriausiai tos vėliavos čia ir toks populiaresnis. Dėkiam, jeigu norit irgi vėliavų įsigytą, galėt tų tikrų be baibokų, arba pas mons, arba pasėdite raktų meistarinę, kurį ir važiuokė tikrą raset. Tikrą raset ir mašininių ir viskų ten, kaip sako. Aš norėčiau dar biškį truputėlį, kaip ten sakė, biškį žemaitiškai tas žodis neįsivaizduoju, bet yra, kaip atsakyti, žemaičių kalbą ir tarmę. Aš to neįsivaizduoju ir norėčiau jūsų paklausti, kas tai yra, nes daugelis žmonių tai nežino. A tu čia mums klausai? Abiejų. Nu, tai gal aš pasakysiu, aš vis tiek kas tas. Tu pasakyk, ko žinai. Kaip sakot, mūn pasikvietė čia.
Ne. Šiaip iš tikrųjų kalba tarmė, tai gal irgi pašnekės, nes aš sakau, aš bijau. Va, tu Peivas- norėjai šnekėti. Aš į Peivas bijau nulinkti, esam pasikveitę, pasinaudokim progą, kaip tikras, savo, kaip sakom, tikras patrius, katras, tiksliai žino. Nu, irgi riešk tą. Nu, teisinga užvedėt, nes jeigu nagrinėjai istorijai žemaitės, neįmanoma nenagrinėti jau tada lingvistikas kalbos mokslo. Pagal Lietuvos kalbininkų dabartinis pažiūras, lietuvių kalba susideda iš dviejų pagrindinių tarmių - aukštaičių ir žemaičių. Bet kaip nekeista, žemaičių tarmė atseit ir dalinama dar ir į tris potarmis. Kažkaip. Žemaičių, mažeikiečių. Mažeikių tarmė, ne mažeikių. Žemaičių tarmė dalinam dar į tris potarmis. Tos tris potarmis į daunininką, dūnininką ir donininką. O žinoma, mažai kas ir. Mažeikiai į daunininką. Taip. Reiškia, daunininkam ir padarė įtaką kuršių susiliejimą su žemaitės. Ta, reiškia, asimiliavos kuršę su žemaičias ir gavos tą įdomį tokį daunininkų tarmę. Kuršiai Ta- čia ir pabaltys. Ta tikroji, reiškia, žemaičių dūnininkų tarmė. Ir šilalė, kražė, kelmė. O ką turi daugiau daunininkų, dūnininkų, tų duonininkų? Sunku atsakyti. O mažoji Lietuva, taip vadinam, kalbėjai donininkų tarmė. Sakydavo dona, pens. Nors ten niekuomet nepriklausė žemaičių kunigaikštystė, mes dar nekalbėjom apie žemaičių kunigaikštystę, dėl ko jin atsirado. Oi, čia sakau, mes darysim. Neįsiplėskim labai tą tokį. Tik norėčiau paminėti, kad žemaičių žemė, tauta, ar kaip mes vadinsim, išsilaikė veini patys, be lietuvių pagalbos, 200 metų. Kiek tai kartų? Ir faktiškai išsilaikė prieš visą Europą. Čia tai geras ir- kartas iš. Tai išeina apie 20 kartų. Ta Per irgi, 20 metų. ta irgi, atsakyk trumpai, žemaičių kalba, a tarmė. Aš atsakysiu taip, vat, neutralią. Jeigu žemaitis anon vadint, kad čia įmon kalba, un sak teisinga. Jeigu lietuvių kalbininkas vadint, kad čia į tarmė, tegu būn tarmė, jeigu nam taip atrodo. Bet aš girdėjau, kad buvo... Ir du variantą, kaip ir parašyta. Nes kad buvo tas, kaip uns ir, tas įskauda, pabrėžia. Uns sako, leksika, ta gramatika, sintaksė, da, jeigu tos dalykus to žemaičių kalba, ten ir kalba, na, negal Nu, būt man, tarmė. pavyzdžiui, įdomu, ką pradedi skaityti ir iškuoti tokių dalykų, kad dabartinį lietuvių bendrinį kalbą išeitų taip, kad jį padaryt iš buvusios žemaičių kunigaikštystės žemių, šnektų, kalbų, šnektų į Katroniją, į dabartinę Aukštaitę. Tai va, ir norėčiau pasakyti, ar jūs supratot, mažikiečiai, apie ką mes kalbam? Ar visą Lietuvą, jeigu klausot mumis, jeigu žiūrit, stebit, tai jūs supraskite, žemaičiai kalba ar tarmė, tai va, aš to nesuprasiu, bet sakysiu, čia ir kalba. Ne tarmė. Teisingai, Davidai. Nu, man būtų įdomu išves, mes dabar su Virgiu Rukonome žemaitišką, mes čia darom laidą, į tempys pradės mums rašinėti komentarus, kur kalba nei čia rukojas, mes Ne, nežinome, mes tik čia suprantam, būtuomis tik tą šneką. Aš galvoju, gal nebus taip. Aš kalbu maišytą žemaičių ir tą, sakykime, Mažeikietiškai. mažeikietiškai. Nieka čia tokį ypatinga nėra, nes mokyklos mokėm lietuvių tą literatūrinę, lietuvių bendrinę kalbą, o žemaitių kalba buvo žeminama, nežinau kiek metų. Aš žinot pasakysiu- 3-4 šimtmečių. Aš žinot Nes pasakysiu, lietuvių bajorą faktiškai nešnekėjai, tą vadinam dabartinį lietuvių kalbą, nešnekėjai arba rusienišką, arba lenkišką. noriu prie to pačiu pritėmsiu, labai, nežinau, vis tik mažeikių akcentai ir kalbam aplink tus mažeikius, ta pasakysiu, gal žinot, gal nežinot, bet mažeikių eglutė, ten dėkiam darželė, paruošiamas grupsko ir dviejų tipų.
aš nežinau, čia teisybė, neteisybė, bet girdėjau, kad Parašykit, jeigu ką žinot, parašykit. Tad ir paruošiamos grupės, kur ir viena grupė ir suvakas raukojama žemaitiška, o su kitas ir dėkiam lietuviška. Aš tai jau Labai džiaugiuosi, kad dėkiam buvo norėčiau dabar. žemaičių vis. Nu, tad dėkiam, kur buvo dabar, aš pats savo vakarą vedu prie polikliniks kapons ir bitutės daržėlis. Ta vat auklėtojus, kurie ir anos pagrind žemaitišką rūkojas ir širdį džiaugiasi, iš tikrųjų, kavaks, va tokiu aplink augiros ir daug. Aš norėčiau pakomentuoti. Sveikintinas dalykas, aišku, bet ta padėtis ir ne tik su žemaičių kalba, ir su lietuvių tom šnektom tarmėm. Ir anos nustumams į šoną, į užmirštį nustumams. Į didelę malonę klausytis, pažiūrėjau, kad tu girdi tokį senovišką kalbą, kad pasvalė šnek, pakruoja, žemgalių, ta tokia tarmė, nors seniai vadint kažko save aukštaitės. Tada aš toks įdomus man dabar, kai mes kalbam apie tą visą tarmę, kur ta žemaičiai, vat, kaip tu darželį, kur toj. Ar mūsų savivaldybė, pavyzdžiui, propaguoja tą žemaičius ar ne? Kaip mes šitą vas tokį įvardinį? Nes aš neįsivaizduoju, nes ir kokio kultūrinio apie žemaičius, nes mažai kaip ir žemaities, kaip mes teisingai. Ir žemaities. O mūsų ta savivaldybė propaguoja va tą tokios nors eisna žemaičio ar vėliavą iškelti. Aš nesu matęs, kad mūsų savivaldybėje būtų žemaičiai, nors esame žemaičiai, bet savivaldybė iškelta žemaitijos vėliavą esant, kas nors. Aš jas netgi rasiu, įdėkėm į tą savivaldybę, surašęs ir sakęs, ne vienam įdėkėm į čia, prieš rinkimus ypatingai, čia už žemaitiškumą, čia taip ir taip išrinkom, kai kas atsitiko, visiems yra nusispjautantos žemaities dėkim, tik tai galiu ką pagirti dėkim, dabar mūsų ta merė, kuri Rūta Matulaitinė, kontaktuojamės, ten buvom irgi buvau su manim kartu, pristatinėjom jau gal kokie 3 metai, kad būtum į Mažeikius įvažiuot, Mažeikiai, Ruopnų žemaitės kraštus. Tad dėkiam, merė jau informavo Rūta Matulaitin, kad dėkiam, kad ta ženklus jau ir projekts paskelbs, projekts jau ir kažkas apsijėmė ir galima dabar oro pagerės, anu pradės statyti nuo Krakių posės važiuojant link Mažeikių, anu pastatysi, turėsim tokį kaip akcent žemaitės ir galima, pradėsim tą žemaitės kultūrą kelti, tuose valdybė, bet O Virginijau, kaip tu galvoji, kaip tai reikala Mažeikius, ar mes galim aptikti žemaitiškų akcentų? Ar čia biškės meluoju, aš tą norėjau pasakyti. Aš manau, jeigu merė prižadėjai. Bet to ženklą mes galim aptikti. Žinai, kur gali aptikti? Turim laikytis. Žinai, kur Dar kits akcentas buvo, paminėkėm, Mažeikius buvo Mažeiklukis, toks fabriks alaus. Tai buvo vos ne pirmas sukurto nepriklausomo Lietuvo privatus kapitals, toks fabriks ir prašaunus įgriaunams, gadinams, nors turėtų būti paskelbtas, kad tas paveldą istoriškai suprantu, turėtų įdėti. Aš tą irgi, taip, man gaila žinti tą pastatą, iš tikrųjų Mažeikius tokie eidavo aš nuo mažo, vis laik važiuodavau, tėčius klausdavau, kas tas lokis, toks juos lokis būdavo iškeltas, matydavau iš pusių. Tebė betano nuims. Bet čia būdavo toksai ir iš tikrųjų tas Mažeikių tokie, man sakydavo, lokis ir kaip be būtų ta žemaitija tokia, bet ir turėtų atsižvelgti savivaldybė, teisingai sakau. Tomu, aš dabar užduos klausim. Į Telšius nuvažiuojam, Telšius mes galim atrasti labai daug tų akcentų, tų žemaitiškų, ten dėkiam, tu eini, ten tą gatvę, aš nežinau, kur ten skaitos prie Tomašio ežer, kur ir ten dėkiam ir meškėlį, ten patrinį nuosę, atsėtau įsipildys ten nors. Po to ten dar ir tų žemaitės užrašų ir durbės mūšio paminklus berus, ten prie tų džiugės namų. Visur, tu gali atkurti, dėl ko Mažeikia dėkiam negalva tokiam autentiškumą pasais padaryti, dėkiam, kad važiuotum turistą, kad galima rūptą istoriją, galima ir tai žemaitės patriotai, ir ne pasivaikščiojant Mažeikius galėtum aptiekti tų dalykų, galima susidomėjams būtum vakų matytus dalykus. Mes turim parkus, aplink Telšius susiklosi tokia situacija, kad ir žemaitės sostinė, nors aš nenorėčiau sutekti, vien iš pirmųjų sostinė buvo Raseinė, turėtų būti Raseinė žemaitės sostinė. Aš nežinojau. Turėtų būti Raseinė arba Kražė žemaitės sostinė. Bet ten susiklosi tokia situacija, būtent įsikūrė žemaičių kultūros draugiai, toks aktyvus buvo architektas, įtebėtas žmogus, dabar pirmininkas žemaičių kultūros draugės.
Ir on sukūrė va ton visą tokį turistinę atmosferą, tus telšius, į tas Durbės mūšį paminklus ir tą Žemaičių didžioji sieną ir vat, Žemaičių kultūros draugės nuopelnas ir ponas Žebrauską. Ir tai tikra, kad ten įdomi akcent, bet vat, ko padarė ta Žemaičių kultūros draugė, kad būtent viskas susikoncentravo telšius. Ir reikėtus rajonus kaip ir neišsiplėti. Taip. O tau trūkstų žemaitiškų akcentų Mažeikius? Žemaitių akcentų daug trūkst. Bet Iš tikrųjų reikėtų net kažkokį, gal ne mešką, nežinau. Dėkiam dabar aš galiu netgi Bet pasakyti. būtent, gal reikėtų kokį... Kaip pavyzdį, aš galiu pasakyti baudą, bet žiedinės sankryžos buvo. Būdavo tai projektą ten dėkiam, kad dėl ko mes negalime dabar žiedinės sankryžą. Ir to žiedinės sankryžą paimti, paukoti ir padaryti, kad žmonės važiuon matą, kokį meškelį išdrožtą, ar medėnę, ar metalėnę, iškeltą Žemaitės vėliavą, važiuon visi matą. Nu, Keista akcentus ir dėkiam, bet aš čia fantazijos trūkums ir... Aš tikrai žinau, kad to irgi buvau sugalvojęs Stonkus Kalvis, buvau sugalvojęs ten daryti naftos važiuojantam žaidį, reiškia, sagis visų 3 baltų genčių, reiškia, stilizuotas dėdelis pastatyti iš metalo iškalti. Ar susitarė, nežinau, reiškia, į Kuršių, į Žemgalių, ir Žemaičių tokias, tas sagis, kur čia įsisegla tokias. O čia įdomus tokie dalykai, visi įdomus klausimai apie tą Žemaitę, apie tą visą mes kaip kalbam, aišku, nebenori daug įsiplėsti, ne Deividai. Kodėl? Mes galim šnekėti. Aš žinau, ką mes galim, mes visą valandą galim šnekėti. Jeigu iš tikrųjų norit išgirsti apie mumis, apie Žemaitiją kažką, mes galim suorganizuoti laidą gyvai čia ateiti, aišku, ir galėtume pakviesti žiūrovų. Ir dar patriotų mes norėtume pakviesti Žemaitijos ir prijungtą. Jeigu jūs tą norėtumėt, jūs turite rašyti, komentuoti, sakyti, norim, darom laidą, kada laidą darom. Ir jeigu mes surinksim, aš pasakysiu 1000 norų, tų patiktukų, kas nežinau, kaip mes įvardinsim dar, tikrai padarysim. Ir mes papasakosim apie istoriją plačiau, apie knygą, apie Žemaitiją, apie Samogietiją. Tai iš tikrųjų knyga man čia Virgis, kai pradėjo pasakot, nerealiai, iš tikrųjų, man pasiklausus, čia tokie nuostabūs dalykai, ko mes nežinom. Kaip mums, kitaip pasakius, ką Lietuva mums meluoja, ką mums istorija pasakoja. Čia gal meluoja, gal ne, aš to nežinau, bet man taip įdomu, kad, wow, kaip tu, Deividai, tą? Jo, teisingai Tomuks pasakė, kad iš tikrųjų mes labai taip paviršutiniškai šnekėjom, tai čia kai pradedi giliau lysti, tai čia, kiek gali viską sužinoti. Bet gal dabar tą Žemaitiją biškelį pastumkim į šoną, bendrų Žemaitijos negali stumti į šoną, mes patys pasitraukėm į šoną, ne? Tai mes gal irgi tu gal pasakyk, vis tiek dabar nesena tapa Žemaitijos partijos Mažeikių skyriaus pirmininkas, ta kaip čia sumislė, kaip čia kas vyksta ir panašiai, gal biškelį apšviesti. Ne aš sumisliau, taip aplinkybės pasirinka mane, taip atsiteka, kad nebuvo kam būti tau pirmininku ir pagalvojau, kad reikia organizuoti, apsiimti, nes tušti vietą neįdomi. Bet tokių žmonių turi daug atsiras, kad jie gerbtus Žemaičius, sakykime, tą patriotizmą, sakykime, tas kaip ir. Nes kiti, ne, bet Žemaičiai iš tikrųjų mes stiprus žmonės. Man asmeniškai iš tikrųjų būtų užtekę tuo rašinėjimu Facebook. O kaip irgi dabar skaityk, vis tiek dabar tų skyrių įsikūrėt Mažeikių, ta kokie tai planuojami darbą, perspektyvus dabar vis tiek, tai rinkimą ar tiesame, jūs kažkur darysit, nedarysit, čia kaip vis tiek kažkok vizijai turėt, ar čia dabar tik tą tep skyrių įsikūrėt, tada niek neturėt. Dabar vyks tokie dalykai, kad Žemaičių partija susivienė su Puidoku ir bent jau išeis į areną, į kažkokį žinomumą. Politika tikrai ir toks dalykas, kad mums... Politika mes visi žinom. Politika vendė, taip šnekėta. Taip. O iš mūsų pusės, kas tau irgi būtų geriau, kokią reklamą, ką reikėtų žmonių, kad jums padėtų biški, kad būtų Žemaitija daugiau žinoma, ką reikėtų padėti jums? Toks netikėtas užklopų klausimas, aš nesu pasiruošęs atsakyti. Tai čia ir toks, kad mes daugiau palaikytume minčių ar finansiškai, ar...
Žemaitėms reikia vadinti savi žemaičių visiems sakyti. Aišku, tas vėliaus kėmi gal nepatingėti išsikelti žemaitėjais, kad žmonės atvažiavę, matyti, kad vis dėlto... Telefoniuką nurodysim, kur vėliavas nusipirkti, iškart pasakysim. Kad čia ir žemaitėjai, ir kad žmonės nori būti žemaitės. Taip. Tai va, ir apie istoriją, apie Žemaitiją tikrai mes dar padarysim tų laidų. Aš nebejoju, nes man taip įdomu, aš galvoju ir jums įdomu. Visi Kaip tai mes, daryti? nu, jo, aš kaip ir sakiau, kad dėkiam mes esam įpareigoti skleisti to žinią, ypatinga, kad aš pats asmeniškai domus, man įdomi ir, kaip sakant, jaučiu ypatinga dabar, kad to klaida atsirado, mes turim instrumentus, mes dabar galėsim šveisti visuomenį, pasakoti aplinktus dalykus ir aniai to būt viešinami ir to tas sąmoningumo lygis būt keliams į visuomenį, kad visi savai pradėtum laikyti žemaitės, nes dabar būdavo toks stadija, kad dėkiam vakar netgi čytydavos, katras rūkojo žemaitišką, bet dabar to nebė. Dėkiam, mes jau esame išaugę, tus Dabar dar norėčiau nevežien paaiškinti, va čia ir parašyta Samogytė. Samogytė reiškia, senų laikų buvo viso Europo vadina žemaitėjai. Čia ir lotiniška, ir angliška, kai kurios šalis, pavyzdžiui, prancūzą vadina Samogyten, vokietė vadina Somaiten. Matot, toks įdomus dalykas. Greičiausiai, kad lotynų kalbos Samogytė atsirado iš vokiečių kalbos Somaiten. O tas Somaiten ir vokiška atjuoja žemaitė, išgertum žodį žemaitėjai. Tas laikas vokietė netardavo raidės Ž. Ir iš tą Somaitis. Tai šveklė būdavo. Rusišką dar norėčiau pasakyti. Ir Lenkijoje dar pušė daina žen, kas tas ir žmudin, Litvin. Reiškia, animi dvi tautas. Litvin, žmudin. Mes patys to nežinojom, o Lenka da taip žin. Taip, irgi tada pabaiga, kaptus, akata žemaitėjais ateitis Mažeikius, ar ir migluota, ar ir kažkokių perspektyvų, bus tas tikra tas jau realus atgimėms Mažeikius, mes aptiksim daugiau tų akcentų Mažeikių miestį ir rajone, kaip sakant, ir koks tavo išvalgas. Ir palinkims, galiausiai tas palinkims mažeikietėms. Prisiminkiam, kokias laikas mes gyvenam. Vis dėlto vyravom kosmopolitizmus, tai ir tautų išnykėms, kalbų išnykėms pareng. Ar įvesks priklausys nuo žemaičių. Nu pačių žemaičių, ar nei nor būt žemaitės, ar nei norcai žemaičių vadinti. Nes tikra, kad iš valdžios nieks neteis, net neš iš viršaus. Ir nepasakys. Aš dabar įsitėpsiu. Mažeikietė vis tiek būkiam atsakingi, gerkiam savo protėvius, mes esam mažeikietė, mes esam žemaitė. Ir, kaip sako, jauskiam atsakomybę, nebijokiam rūkauti žemaitišką, nebijokiam tapatinti su žemaitės ir, kaip sako, to pačiu vėliavą visi kelčiam maitėjais ir būkiam, kas esam iš tikrųjų, nebėgiam nuo savo prigimties, nuo savo praeities ir būkiam tas, kas mes esam iš tikrųjų, nes kaip irgi sak, išnyksim, o jeigu mes esam be savo praeities, be savo protėjų palikėm, tai kas mes iš tikrųjų tokie esam. Žemaičiai? Taip. Teik mažeikietė, kaip įsakėm, kad dėkiam, kad rodykėt susidomėjim, pratėsim tas laidas, gal virgis palinkėjim, da pasakyk, mažeikietėm, katrai čia dabar veizės mumis ir žemaitiškai, kok trup, gal kok palinkėjim, kokį posak, žinai, žemaitiškai, adušiai, kad būtum, kaip sakom. Paprastai palinkėjim, žemaitė, išlikiam žemaitės. Va, ta tep. Dėkau, paplokiam virgiau, šaunuolis, šaunuolė. Все.